senelį įtraukė savo mėgstamiausią gamtos objektą. Mano mėgstamiausias gamtos objektas tai buvo Tauragės upė. Jinai tekėjo pro Tauragę. Ir mes dažnai eidavom tenai pasivaikščioti ir buvo mūsų mylimiausia pasivaikščiojimo vieta pagal upę. Po kiek tai metų mes, kai buvau mokinys, mes šitą pakrantę visą dirbome ir sutvarkėme, pakeitėme žolę naują, užsėjome naują žolę ir pasidarė labai graži Tauragės upės alėja. Yra žinoma visoje Lietuvoje.